atsitiko taip, kad 26 nėštumo savaitę man nubėgo vandenis viešame Varšuvos lauko baseine. Tai aš iš pradžių taip irgi lyg ir nesupratau, kas čia įvyko, pasiskambinau daktarai, sako, važiuokite į ligoninę. Na ir ką, nuvykus į ligoninę, dar mes nelabai supratom tos situacijos rimtumo. Tai iš tikrųjų dar ir daktaras paklausė, kaip čia mes atvažiavom, ar su savo mašina, ar su greitaja. Nu taip, tai pradžioje taip detaliau, tai mes nuvažiavom pas vieną daktarą, pas savai, kur mes tiesiog, kaip sakau, tą kas savaitinė apžiūra ar kas mėnesinė darydama, aš jau nebeatsimenu tų detalių, tiesiog nebeatsimenu. Jo, tai jisai sako, nu jo, vandenukas nubėgo, viskas, tai važiuojam. Susodino, kaip sakau, mūsų pakavo bet labai ramiai. Nuvykome į neišnešiotukų skirtą įstaigą, na tai yra ligoninė Varšuvos, taip, galima taip sakyti. Labai blankiai viską atsimenu, tai negaliu netiksliai pasakyti nei pavadinimo, nieko, bet tiesiog moteriškė esanti priimamajam žiūrėjo į mūsų išsprogusiam akim, į mane, į žmoną, į visą situaciją ir sako, kaip jūs čia atvažiavot. Aš sakau, sėdau į mašiną, įsisodinau žmoną, jo, savom kojom ir išvažiavom. Tai jinai tiesiog aš nesupratau, man rodos, nu, supakavo, kaip sakau, kabutėse mus ir žmona atsidūrė, taip galima sakyti, reanimacijoje, taip galima sakyti, nu, ne reanimacijoje, kaip čia pasakyti, ten tiesiog buvo tiesiog jau tos apžiūros ir paguldyta ligoninė. Per kokias tai 5 gal minutės, aš tiesiog nesupratau, kas įvyko ir jau ten daktarai, jie tie, kurie, kaip sakau, užsiema būtent tokiais vaikais, ar ne, neišnešiotais, tai iš tikrųjų, nu, jiems buvo realiai šokas. Kaip mūsų daktaras taip mus paleido, be jokios priežiūros, be greitosios, ramiai, tai va, tai šiek tiek, aišku, vieną pusę įstaigos parodo, na, kaip sakykime, ir aišku, parodo žmonės, kur kasdieną dirba su tuom ir iš profesionalai ir tiesiog tai buvo neįtikėtina. Jo, po to viskas truputėlį per rūką. Ne, kodėl. Paguldė man bent jau. Tai iš tiesų tikslas buvo išlaikyti kuo ilgiau tą neišnešiotuką pilve, nes jau situacija tokia, kad vandenys jie visą laiką teka, jie kažkiek gaminasi, bet situacija tokia gana ekstremali. Ir ką? 2 savaitės pavyko. Išaušo Liepos 15 rytas, mano gimtadienis. Ir tą dieną kažkaip nieko kaip ir nevyksta, aš ten elementariai ir visą laiką guliu, žinoma, tai yra gulimas režimas ir su prijungtais visais laideliais. Na ir įbėga į palatą, popiet brigada paduoda pasirašyti lapus ir veža staigiai į operacinę. Taip. Ir labai greitai ištraukė Viltę. Tai mano tik tai atsiminimas vienintelis yra, kad labai šiltą kūnelį prideda man prie veido ir išveža. Tai mano prisiminimas tas, kad, aišku, darbe tiesiog budėjau ir laukiau skambučio iš įstaigos, būtent tos, kur kaip sakyti, žmona gulėjo visą laiką ir aš kasdien lankiau ją ir iki to įvykio. Tai va, tai ir jo buvo didelis šokas ir tikrai atsimenu, kaip dabar, kai jis tiesiog su mašina spaudžiu, nežinau kiek, per visą tą Varšuvą, aš nežinau, ačiū Dievui, policija nestabdė ir, be sakau, būčiau atvažiavęs su palyda tikriausiai. Tai toks, vat, pirmas epizodas, antras epizodas, jo, palata, kur labai daug tokių pačių vaikų ir tiesiog kaip kažkokiam tai, nežinau, kosminiam laive, ar ne, guli tuos inkubatoriuose, toks vat vaizdas dabar, ar ne, ir stovi gal 6 ar 7 daktarų brigada, visi su kaukėmis ir sako, nu ką, lenkiškai, nes aš lenkiškai šiek tiek, na, suprantu, sako, sveikinam tėti tave. Tai, nu nežinau, tos aišku emocijos buvo, kad aš tiesiog buvau pasimetęs visiškai ir nesuprantau, ar tai yra džiaugsmas, ar tai yra, kas tai yra, ar skausmas. Toks miksas galvoj buvo, kad jau po to išėjau iš tos palatos, jau kaip sakau, ir paverkiau, paleidau, mamai paskambinau, sakau, turi anūkę, mama verkė, visi verkė. Žodžiu, labai tokie jausmai buvo, nu, tiesiog, vat, kitokie nei su rojum, tas išlauktas ir žinom, kad atėjo ta diena X, ar ne, ir gimdyme dalyvau viską, bet su Vilte buvo tiesiog jausmai neįtikėtinai
Na ir be abejo, žinoma, daktarai ten pirmom parom, pirmom dienom, jie nežadėjo nieko. Ten tiesiog buvo, neaišku, ar tas vaikutis, kadangi tai yra vis tiek intensyviosios tos terapijos. Aš dabar net nepamenu, kiek laiko, iki 2 savaičių galbūt tenai gulėjo. Mažiausiai 2 savaitės negulėjo tenais. Tai va, tai iš tikrųjų tos 2 savaitės buvo tokios, tiesiog, net, sakyčiau, dabar atsisukam, mes viską lyg ir taip atrodo išgyvenamės labai ramiai, bet žinau, kad tuo metu jokios ramybės nebuvo. Aš tiesiog ėjau į darbą, nes turėjau eiti į darbą, užimti savo, galvą, mintis, kažką turėjau veikti, bet iš tikrųjų tos 2 savaitės buvo tokios, tragedija, tikrai. Man, taip nuoširdžiai pasakius, iš tiesų, aš nuo pat pačios pirmos akimirkos, aš žinojau, kad viskas bus gerai. Vat negaliu to paaiškinti, bet aš žinojau, kad aš net turėjau kito jokio, nebuvo pas mane jokio kito plano, aš žinojau, kad viskas bus gerai. Ir tiesiog tos dienos bėgo, mes ten ją, žinoma, lankėm, labai svarbus buvo motinos pienas pirmom dienom, kurio praktiškai aš nelabai turėjau visoje tai stresiniai situacijai, bet kiekvienas lašas buvo aukso vertės, tai pradžioj mes jo turėjom, paskui jau nebe, ir aš dar labai puikiai atsimenu, net yra nuotrauka, iš tiesų pas mus tų nuotraukų tai nedaug likę iš to viso. Nieko tokio. Iš to viso momento. Tai surink rauk. Tai pirmas tas kengurių holdas, kada jau mum jau tiesiog skatino ir kas labai iš tiesų, pati jau mus skatino jau nuo tos dienos, tai tiesiog laikyti Taip. Ir tai buvo tas 2,5 mėnesio laikotarpis, kiek prabuvo Viltė ligoninėje. Tas vaizdas buvo iš vienos pusės tikrai, neslėpsiu, baisus vaizdas, nes tiesiog, tai ne tas naujagimis, kur tu matai eidamas gatvėj, toksai, kaip sakau... Ateiviukė tokia. Jo, pilnas, kaip sakau, ar ne, vaikas pilnai sveikas, matosi, džiaugsmingas. Tiesiog, jo, buvo vaizdas tikrai, nes yra baisus man vaizdas buvo. Pradžioje aš tikrai labai sigandau. Bet ryšys buvo labai didelis su Vilte nuo pat pradžių ir aišku, aš atsimenu tas per didelis pampersus, tos kojytės, tos rankytės, lyg ir juda, aš klausiu, viskas gerai, sako, daktarė juokėsi, sako, gyva tėti, viskas gerai, gyva, viskas gyvens, viskas bus gerai. Bet tu sakau, toks chaosas galvoju buvo, kad net nežinau kaip apibūdinti, tiesiog trumpai gal tikrai baisokas vaizdas buvo pradžioj, tikrai man kaip tėčiui tai buvo, tiesiog galbūt net to, ko tikėjais ir laukia visai kito, Kažkas viduje pasakė, kad, faktas, tai yra jau kaip yra dabar ir iliuzija ar tikėjomės kitaip, jinai praėjo dabar, bet mes turime dabar sustaikyti su tą situaciją ir vienas toks pamąstymas buvo iš kitos pusės, aišku, aš matau tą vaiką ir matau bejėgį, man iš karto toks tėviškas instinktas buvo, aš dabar turiu viską padaryti, kad Viltė išgyventų, kad būtų jinai sveika ir man kažkokia, tai nežinau, rimtai dėžavų kažkoks iliuzija buvo, kaip jinai bėga, žaidžia futbolą ir kad viskas bus gerai, sakau, ir dėl to suėmė visos tos, tokios emocijos, būtent tada, ir atsimenu tą momentą labai gerai, kažkoks, kaip tėviška, apsauga, taip, reikia saugot, negalėjau paimti, nes inkubatorius tas buvo, bet taip norės paimti, priglausti ir... Tai Viltė išleido namo po 2,5 mėnesių, jos svoris, kada gimė, buvo 860 gramų, tai mes išvažiavom 2 kg 200 gramų jau į namus. Tai žinoma, irgi tai buvo labai labai gležnas kūdikėlis, bet kadangi jau ligoninėje paskutinę savaitę buvo perkelta iš inkubatorius į lovytę tą šildomą, tai tenais jau viską mamos turėjo pačios daryti. Sakau mamos, nes tikrai būdavo šalia tos mamos, su kurio mes sėdėdavom ten valandas ir darydavom tą patį per tą patį. Tai mokėdavai su to kūdikėliu, kažkaip viskas atrodė labai įprasta, natūralu, normalu. Ir pirmi metai buvo tokie sudėtingesni, kada tai buvo tik daktarai ir visos patikros ir tikrai nemažai praeita. Ekstremalios patikros, nes jais okytėm buvo labai blogai ir buvo tikrai labai tokių apmąstymų ir iš vis regėjimo neprarasime ir ėjome ir pas tikrai specialistus ir
mama nedalyvaudavo toj akių patikroj legendiniai, kaip mes sakom, nes tai yra gan ekstremalūs. Ekstremali situacija, kai vaikas, kaip sakau, laikomas už rankų, už galvos ir kišamas toksai, kaip pasakyti, metalinis, nežinau, stomatologai naudoja tokį kabliuką, kur einama pro visus kanalus, žodžiu, neįtikėtinas profesionalumas daktarų ir nežinau, bet tos procedūros tai būdavo tikrai sunkiai, man irgi psichologiškai labai sunku irgi būdavo, bet mama tai jau neįdavo jau į tas procedūras, jau aš atlaikydavau. Tai būdavo tiesiog kiekvieną savaitę 2, 3, 4 specialistai, non-stop, daktarai. Ir labai gerai, nes labai daktarai tikrai empatiški buvo ir labai norėjo iš tikrųjų rūpintis, ar ne, rodė rūpestį didelį. Tai mūsų patirtis iš tikrųjų Lenkijoje ir mes esame be galo dėkingi tam. Tai va, o šiai dienai tai jokių bėdų su sveikata ir akytės jai susitvarkė. Jinai iki 3 klasės nešiojo akinukus ir nuėjus pasitikrinti prieš rugsėjo mėnesį, daktarė pasakė, kad nebereikia. Taip. Tai va, vienas tas dalykas, to patys matot. Aukščiausia klasėje, didžiausia klasėje. Niekas net nepasakytų, kad šitokia neišnešiota buvo, ar ne? Mes esame nuo pat pradžių labai didelė komanda ir kai vaikų dar nebuvo ir mes tiesiog buvom labai visų pirma geri draugai ir pas mus ryšys buvo toksai, o nelaimiai, nežinau, čia pavadinau ir gerai, iššūkiui atsitikus, ar ne? Mus tai tik dar labiau sustiprino. Tik tai dar labiau sustiprino ir tai tiesiog buvo komandinis toks iššūkis, taip galima pasakyti, ar ne? Mes turėjom tiesiog tik tai vienas kitą, nes mes gyvenom užsienyje, jokių ten artimų žmonių. Aš jau mamytės irgi netekus buvau, tai iš tiesų vyras mano buvo artimiausias draugas, artimiausias žmogus, tai mes viską labai kartu išgyvenom ir tie iššūkiai jų dar buvo ir manau, kad bus dar daug, tai jie mūsų šeimą, sakyčiau, tik tai sutvirtina ir labai didžiulis palaikymas, supratimas ir visose situacijose begalinė pagalba. Taip, taigi pasakėm po galais ir vargė, ir laimė, ar ne? Tai buvo džiaugsme, ar ne, kaip tai reikėjo sakyti. Man ir džiuvo burna, aš neatsimenu, ką reikėjo sakyti, bet žinau, kad tą reikėjo atkalt. Tai aš manau, viskas taip gavos tikrai mums taip natūralus iššūkis, eilinis kažkoks, neeilinis, bet eilinis mūsų gyvenime. O Rojus atsirado po lygiai 5 metų, kada Viltė jau buvo savarankiška mergina ir iš jos jau sulaukdavom nemažai pagalbos. Tai iš tiesų labai norėjom antro vaiko, aš galbūt netgi ir anksčiau norėjau. Manęs neišgąsdino ta pirma patirtis ir kažkaip tai... Bet vyras turėjo dar matyti išlaukti, kad... Žinot, vyras, čia dar medis nepastatytas, čia dar, biški sienos nepadažytos, tai vyriški dalykai. Bet Pradėjus lankyti darželį, pirmiausia auklėtojas, taip kažkaip tai gražia forma, bandė užsiminti, kad šiek tiek skiriasi nuo bendramžių. Kadangi prieš tai buvo COVID-as ir Rojus pradėjo tik nuo 3 metų eiti darželį, tai... kaip ir nebuvo to tokio nei socialinio bendravimo, nieko. Aš apskritai nelyginau tarpusavėje vaikų, kadangi Viltė neišnešėtukė ir jos raida buvo vis tiek neįprasta kaip visų vaikučių, tai ir su Rojum aš nepastebėjau nieko neįprasto, sakyčiau. Ir darželėje jau patarė kreiptis į raidos centrą. Tai mes praėjom tokį ilgą kelią, tai užtruko beveik praktiškai apie metus laiko, kol mes jau gavom diagnozes. Tai Rojus papuolė į autizmo spektrą, jam buvo nustatyti raidos sutrikimai. Kadangi pirmas toksai ženklas buvo, kad jis tiesiog nekalbėjo. Tai buvo 3,5 metų, jau link 4 metų jis praktiškai nekalbėjo, tai toks šiek tiek išgąstis buvo, kad kaip čia bus. Ir ką, ir pradėjus tą mūsų kelionę su Rojum, vėlgi buvo labai daug iššūkių. Tai su mūsų abiem vaikais iš tiesų tos kelionės tokios šiek tiek kitokios. Ir mums kaip šeimai buvo tikrai daug namų darbų, ką mes visi kartu darydavom, Viltė didelė pagalbininkė šitoj vietoj buvo ir klausėme visų specialistų patarimų, lankėme užsiėmimus terapinius ir dabar turim labai gerą rezultatą. Tėvystė, kaip sakau, tai yra įsipareigojimas, tai yra atsakomybė, tai, kaip sakau, nuskambės negražiai, reikia prieš tai gal galvoti, kad ne viskas gali būti
gerai ir kaip aš, kokį santykį aš turėsiu savo partneriu, partnerė, iškilus problemams. Koks aš būsiu? Kas yra man riba, ne riba ir taip toliau. Nu, tuos dalykus reikia pasverti iš tikrųjų. Ir taip, aišku, reikia visada pozityviai galvoti, aišku, pozityviai galvoti, tik tai pozityviai, kad viskas tik tai bus gerai ir mes irgi laukiam, gyviltės net negalvojam. Bet sakau, čia vėlgi to šaknis eina gal ir mes turėjom galbūt patį santykį, bet iš tikrųjų, jo, kaip žmona sako, čia šitoje vietoje tu esi tėtis, mama, tu neturi teisės atsitraukti. Neturi privalai būti stiprus ne tik dėl, ir dėl savęs, ir dėl savo partnerio, ir dėl to bejėgio vaikučio. Tiesiog tu neturi pasirinkimo, nes... Taip. Ir reikia suprasti, kad tai viskas yra laikina. Taip. Ir žiūrėti, aišku, tik iš pozityvios pusės, nes tai yra laikina. Mes dabar, kai atsimename, tai tiesiog kartais pakalbam, kaip čia mes viską praėjom. Taip pat kažkaip, čia kaip dramatiškai, čia kažkas buvo. Na taip, žinoma, aišku, nebuvo lengva, čia mes tikrai neslėpsim, bet labai kažkaip dabar natūraliai pakalbam apie tai ir atrodytų, kad taip pat buvo iššūkius, susiėmėm, praėjom, supratom, kad yra laikina, kad viskas bus gerai ir kasdien kartojom, kad viskas bus gerai. Ir daktarai sakė, kad tikrai stengsimės, kad viskas būtų gerai ir viską padarysim. Tai labai irgi tokia aplinka gerai irgi buvo, atrodo, ir giminių nebuvo aplinkų, bet sakau, tie daktarai mums kažkaip pasisekė ir tikrai angelai, kaip sakau, Viltė ištraukė mūsų iš visų bėdų irgi tikrai. Tai stiprybės reikia, partnerystės ir reikia kalbėtis. Iš tikrųjų reikia kalbėtis, nes mes vienas kitam esam psichologai. Jo, ir iš tiesų, toks nelaikyti visko savyje, atrodo, kad yra du skirtingi suaugę žmonės mes esam, bet vis tiek kiekvienas viduje turim tos skirtingus išgyvenimus. Tai apie tai kalbėti, suprasti vienas kitą ir žinoti, kad lygiai taip pat jaučiasi ir tavo žmogus kitas, nes ne tau vienam sunku. Tai dviese ta stiprybė visą laiką yra daug didesnė. Na, aš matydamas silpną žmoną, matydamas silpną vaiką, aš nežinau, man papildomas vyriškumas atėjo ir tiesiog supratau, kad aš turiu būti dabar vienintelis aš, kuris esu sveikas šito aplinkoje. Realiai aš vienintelis esu sveikas. Mama, žmona, mama perpjauta ar ne visa, vos paeina. Daktarai vaikų duoda irgi 50% kaip čia su išgyvenimu, čia aklumas. Na, man tai tiesiog, man asmeniškai tai atsirado papildomo vyriškumo. Aš supratau, kad aš turiu tiesiog būti stiprus. Čia nėra kada verkti, čia tiesiog reikia būti tam stipriam, uolai šalia. Tai mane tai paskatino ir labai motyvavo. Aš tiesiog pasišokinėdamas ėjau į tą ligoninę kiekvieną dieną po darbo. Pozityviai nusiteikęs. Ne depresijai kažkokio pozityviai, nes galėjau matyti žmoną gyvą, taip. Nes visokių atvejų būna ir gyvą savo vaiką. Dar vis ir kiekvieną dieną laukdavau žinių ir po vienos savaitės, 3, 4 daktarai sako, kad eina geryn. Džiaugdavomės mažais laimėjimais ir tai buvo tikrai didelė motyvacija mums nepasiduot. Ir kai žmogus gauna laimėjimą į rankas prizą, tai mums buvo prizas, kiekviena gera žinutė iš daktaro, kad žiūrėk, jau čia geriau, čia ir tyrimai geresni, ir valgyti pradėjo. Čiulpimo refleksas ir taip toliau ir panašiai. Ir daug tokių virtinė visokių tokių naujienų. Tai labai motyvavo, bent jau mane asmeniškai ir žmonių tuo labiau. Tikėjimo nuo pat pradžių turėjo. Žinau, kad bus viskas gerai. Tai dar nepaminėjom paminėjom tą faktą, kad gimė per mano gimtadienį. Jo. Tai tiesiog tai buvo tokia, gyvenimo dovana ir kažkaip aš labai tikiu tais tokiais lemties dalykais. Po kiek laiko, atsimenu, Anyta dar sakė, jinai domėjosi labai, kad būtent tą dieną, kada gimė Viltė, buvo juodas mėnulis, kad buvo tikrai labai labai blogi ženklai. Ir tai, kad jinai išgyveno, tai jinai bus apskritai kovotoja visą gyvenimą ir jinai tokia ir... Taip.